Sveiki visi. Šiandien Kaune buvo graži diena. Gražu, saulėta, smagu po vakarykščios pūgos. Tikrai gražu. Bet tai ir vienintelis dalykas, kas yra gražu Lietuvoje ir gera. Bent jau šiandien. Kadangi mes gyvenam teisinėje valstybėje ir visi suprantam, jog teismo sprendimai yra privalomi vykdyti. Tai dabar klausimas ne dėl pačių teismo sprendimų, nors galbūt galimai toks ir yra policijos tikslas, ar kaip čia, kad nukreipti visuomenės dėmesį nuo to, kodėl toksai teismo sprendimas, jog niekas nekeltų klausimų ir nesigilintų į tai, kodėl nebuvo paviešintos tos pažymos, kurias turėjo įtraukti teismas, kodėl jų neįtraukė STT, ten berods pažymos, ir kas tose pažymose ir kodėl galimai tos pažymos galėjo padaryti tiesioginę neigiamą įtaką policijai. Ir pasvėrus galimai galbūt tų pažymų galima neigiamą įtaką policijai būtų buvus gerokai didesnė nei policijos sukeltas šou sulaikymo ir padarytas iš to skandalas nukreipti visuomenės dėmesį. Tai čia tik galimai, čia tik prielaidos, aš nesakau, kai kažkas pasakys sąmokslo teoriją, prielaida nėra sąmokslo teorija, nors kaip Landsbergis tėvelis sako, o kas galėtų paneigti? Tai vat kas galėtų paneigti, jog gyvenant teisinėje valstybėje, ta teisė yra taikoma tik tai išrinktiesiems. Štai video šitame pamatysite, kaip ateina į policiją vykdyti, ne į policiją, į komisariatą, į kalėjimą prisistato vykdyti Gapšys teismo sprendimą. Ir kaip tą teismo sprendimą paimamas vykdyti Antanas. Ir kas nors gal man pasakys, kodėl toje pačioje teisinėje valstybėje, kur visiems mums galioja tie patys įstatymai, ta pati tvarka ir tas pats teisingumas, kaip ten bebūtų ar ne, nors jo jau aš net nematau to teisingumo, tai kodėl taip skirtingai viskas veikia. Priklausomai nuo to, aš net nežinau, kokią poziciją visuomenėje turi, kokį postą užimi, kokias pareigas ar ne, tai nuo to priklauso ir tai, kaip tau bus taikomi įstatymai, kaip tave atvažiuos ir ar tau leis pačiam atvykti, kas įpareigoja įstatymas, aš kiek žinau, ar tave priverstinai ir grubiai ir naglai ir banditiškai atveš, suims vidury gatvės. Jūs man pasakykit, kaip galiu pasitikėti policininku, kuris ateina su kauke. Tai yra banditas, ne policininkas. Nesvarbu, kad ant jo liemenės parašyta policija, bet policininkas yra viešas asmuo. Tarnybos metu policininkas yra viešas asmuo. Todėl bet kuris pilietis turi matyti, kas tai per žmogus, kas tai per pareigūnas, veidą jo, dokumentą jo. Banditai eina į bankus su kaukiam, banditai eina naktį plėšti, užsidengia veidus, banditai daro teroristinius išpolius. Policija daro tą patį su kaukiam, tai yra teisėta ir tai yra teisinga, tai yra teisingumas. Na tai dabar pažiūrėkit visą šitą video klipuką, jeigu man pažymėsit, kokie skirtumai jame ir dėl ko tie skirtumai. Tada nes aš pats nematau, aš būčiau labai dėkingas, jeigu vardintumėt, kodėl ir kokie tie skirtumai ir dėl ko jie. Tai va tiek pat. Gerų žiūrėjimų visiems. Labą dieną, ponas Gapšy, gal galima trumpą komentarą? Žinom, Tai kokią knygą pasiėmėt su savim? nusifilmuokit. Pasakykit, ką čia susiruošėt? Būtiniausius daiktus, aišku, susirašiau, tai natūralu, kad toks procesas, kuriam aš tikiuosi ilgai neužtruks aukščiausiam teisme ir išnagrinės pateiktą šiandien kasacinį skundą su prašymu stabdyti bausmės vykdymą, bet matosi, kad institucijos šį kartą dirbo
neįprastai greitai savo darbą, tai tikiuosi, kad bent jau įprastai greitai atliks ir kitos institucijos, kurios nagrinės skundą. O kodėl jūs taip greit suskubat, nes deadline'as atrodo iki pirmadienio, nenorėjot savaitgalį? Ne, man pasakė, norėjau, bet man liepė prisistatyti šiandien. O kada, ar tiksliai laiką pasakė, kada prisistatys? Mes vienintelį dalyką susitarėm, kad nuo 1 atidėjo iki 2 valandos, dėl to, kad paprašiau, kad galėčiau suspėti su kasaciniu skundo pateikimu. Tai mes tuo metu, kaip paskambino, dėliojom paskutinius štrichus, kopijavom, rašėm, atspaudinom. Matot, suspėjom dar su šiokiu tokiu rezervu ir tiek. O kas toliau? Va dabar kažkur prisistatysite, ar žinot jau kur Ne, veš, kur oi, nežinau, tiesą sakant, tų dalykų. Tai manau, kad man jie paaiškins. Ir toliau lauksim kasacinio teismo, tai yra Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo dėl mūsų kasacinio skundo priėmimo ir sprendimo dėl bausmės vykdymo atidėjimo. Tai kaip galvojate, kur šiandien nakvosit? Kur duos lovą, ten ir nakvosiu, tai ant žemės tikiuosi nereikės. O ką pasiėmėt su savim? Žinokit, žmona daugiau dėjo, tai negaliu pasakyti ten tiksliai, bet tiesiog elementarius įdėjo, mačiau, gertuvę, šlepetes, turbūt kažką persirengti ir tiek. Matot, kad ne su traukiniu atvažiavau, ne fūrą atsivežiau tų daiktų. Pagalvojat, ką veiksit ten, kaip leisit laiką? Žiūrėkit, tai džiaugsmo ten tikrai nėra ir aš čia šituo visų procesu tikrai nesidžiaugiu. Tikrai tikėjausi, kad iš institucijų bus požiūris geranoriškas, tai kad žinojo, kad aš skundžiu, kad turiu pateikti kasacinį skundą. Ta beje ir padariau šiandien, kaip ir minėjau. Tai aš tikėjausi, kad jie sulauks sprendimo iš aukščiausio teismo ir nedarys viso šito. Bet kaip pamenat, vakar sakiau, kad gali būti ir šou elementų, kad gali atvažiuoti ir prie Seimo ir panašiai. Tai ne aukščiausiam lygyje pasiruošė tą padaryti, bet šiandien pakankamai griežtai pareikalavo, kad tai būtų šiandien, nors tiesą klausiu irgi, kaip ir jūs sakot, iki pirmadienio galėjau, aš dar nuėjęs, šiandien paklausiu, tenais pro duris, nežinau, kur jūs girdėjot, mangi nepateikė jokio dokumento, nieko, iki kada tai turi būti įvykdyta ir panašiai. Tai jeigu mane išleis šiandien ir leis atvykti pirmadienį, tikrai su vaikais rasiu ką veikti ir taip ir padarysiu, bet man tokios informacijos nebuvo dar. O jūs Seime komentuodamas sakėt, kad turit savo versiją, kodėl toks sprendimas, bet nenorėjot jos sakyti, gal dabar jau susigulėjo šiek tiek mintis per tą parą, emocijos, gal dabar galit pasakyti, ką jūs galvojate? Mes dirbam su kasaciniu skundu, iš dalies kasaciniam skundė kai kokios užuominos jums jau gali būti, o daugiau komentuoti nenoriu dėl to, kad šitoje vietoje yra teisinis pirmiausia procesas, tai noriu su teisiniu tuo procesu išsispręsti, o jau ten memuarai ir politiniai komentarai, manau, kad gali ir palaukti. Galima? Gerai. Ačiū, tai sėkmėsim. Labai greitai irgi pareidavau, mes neturėjom net progos dokumentų, kad susigautų. Tai va, dabar viskas. Viskas jau. Kodėl jie taip elgiasi? Viskas jau. Nenori policija. Ką norit? Norėsim pabendrauti. Nėra ką bendrauti. Ką jūs norit bendrauti? Viskas jums bus paaiškinta. Nereikia man nieko aiškinti. Važiuoju namo, pasiemu daiktus, viskas. Vaikai!
Nu kodėl jūs... Vaikai pas mane, jūs debilai! Vaikai mane, ar jūs nematot? Ar jūs nematot? Leiskit man, aš važiuoju namo. Leiskit, prašau, man važiuot namo daiktus pasiimti. Kas čia dabar dedasi? Kodėl? Kodėl išlipti? Kas atsitiko? Kokiu pagrindu sustabdėt, klausiu? Nėra nieko čia man aišku. Viskas gerai, prašau. Kokius jums dokumentus? Ko jūs mane čia sustabdėt? Nutartis yra sulaikymo ar ką? Antanai, prašom išlipti iš automobilio. Kodėl man išlipti automobilio? Pasiekit, vaikai rėkia. Jūs gyvuliai, ar jūs kas joje yra? Taip, ko jūs norit iš manęs? Tai viskas, uždaro duris, važiuoju namo, pasiemu daiktus. Kas dabar darosi? Bet kodėl jūs taip... Pasižiūrėkit, ką jūs išdarinėjate. Neteisėtas reikalavimas, aš net nežinau, dėl ko jūs mane sustabdėte. Aš net nežinau, ko jūs mane sustabdėte. Kokia fizinė prievarta, dėl ko? Ko jūs norit? Ko jūs norit dokumentus? Va, to duosiu patikrinti dokumentus. Kodėl? Ką jūs dabar darot? Paleiskit mane. Kodėl aš turiu išlipti iš automobilio? Ko jūs lipat dabar griebėt? Sėskit, laikyk tu. Palauk, palauk. Palauk, laikyk telefoną. Dabar žiūrėk, kapsiu aš telefoną ir tu mane filmuok. Kodėl jūs filmuok mane? Filmuok. Nu, blemba, kodėl, mamačka? Nu, kodėl jūs taip negražiai elgiatės, policininkai? Kodėl jūs taip elgiatės? Tuoj, viskas gerai. Mes važiuosim, mes ramiai važiuosim, gerai? Viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai, viskas gerai. Viskas. Aš sėsiu už vairo ir važiuosiu, gerai? Gerai, tu su mama miegosi, viskas gerai. Viskas gerai, viskas gerai. Tai.